Kažkaip šiandien viskas lengviau. Kuprinė lengvesnė, galinė tokia. Gal pavyko tiesiog susipakuoti geriau, bet turiu tokią nuojautą nekokią, kad kažką gal palikau, bet lyg ir nieko netraukiu, viską turiu. Tai žodžiu, su Benidorme truputį pravažiavau, praieškau ledų, neradau, tai tiesiog važiuoju, gal kažkur minant rasti. Varom. Tik ne šiandien, apskritai nebeis. El mejor helado y café de todo el viaje. Gracias.
Nu ką, dar leidžiuosi nuo Denės, nuo kalno ką tik įveikiau ir susitiksiu su triatlono klubu. Rūkstam. Bėgančius arba gali užmint pas mus ten iki Paukštelio tokio. Ir pasilabinsi, pažiūrėsi finišuojančius. Mantas atsiuntė instrukcijas, kaip geriausiai pasiekti ir šiuo metu jie varžybas daro. Kaip tik bėgimą baigs, kai aš atvažiuosiu. Jau gal kažkas ir baigė. Tai va, ieškau posūkio dabar kažkur, čia reiks sukti. Plika akim gražiau. Piltelė lengviau biškai, nes vienu metu ratus prasukinė. Eit. Nu ir ką. Nejaučia. Hola. Vai, wow. Sveiki. Labas, ir be elektros kaip priklauso. Iš Gibraltaro. Sveiki, labas. Dzeuso apsikabinimas. Kaip prasibėga? Nežinau, Lemai, aš galvoju, šitai 5 ramiai. O jūs čia į kalną. Šiandien tai nedaug. Tai nakvosi pas mus? Lemba, mažai surinkau šiandien. Aš Benidorme. Labas, Mantas. Gali pas Vaitku mėgoti, bet pas mus maisto yra kambarys. Aš Benidorme mėgoti. Tai 70 koksai. Kažkas jo, labai nedaug. Jo, šiam 3. Atsukilimas labai veikia. Dviratis sunkus. Nu ką, atvažiavau iki stovyklos triatlono. Blemba, jie čia aukštai. Užkilę. Oi, aš tiesiog gerai, bet smagu. Smagus kažko pasikalbėti, ne tik su kamera. Kur? Čia? Jo, palei jūrą atgal. Okei, nu varom, palydėsiu. Gal. Tai mano 4 dviračiai sveria vienas. O kur tu čia važiuoji? Iki Hamburgo. Eik normaliai, net Normaliai, Nu tvirtai. mes važiavom į Maroką, ne? Tai man atrodo, mano gal net sunkesnis buvo dviratis. Okei. Nes mūsų, matai, tas padangos buvo MTB stariausios. Gibraltaro Jo. Okei. Svotas tik 28 metam, taisyklių milijonas, visko milijonas, nusprendžiau, Nereikia nusprendžiau likti. Kažkaip smagu sutikti
lietuvis ypač užsienį ir dar savaitę prasišnekėjai su vėju, tai liksiu, nes liko tik tai 2 valandas iki sutemos, o vietoj to dabar likęs pabendrausiu truputį, sumontuosiu video ir rytoj stengsiuosi jau 9 būti kelyje ir jau rytoj padirbėti rimtai ant kilometrų. Tai staupysiu laiko ieškant nakvynę, statant palapinę ar dar kažką. Ir šiaip smagiai praleisiu laiką, niekur iš tikrųjų ir neskubu. Tai ką, diena šiandien netikėtai pasisuko neplanuota linkme. Žiauriai dušna, dariau langą. Tai va, kilometrų nedaug, truputį mažiau normas, turėčiau bent 100 į dieną, bet nusprendžiau, kad viską sutvarkysiu, naisiu laiku miegoti ir rytoj iki pusryčio, galbūt po pusryčio iškart kilsiu ir jau minsiu visą dieną. Ir rytoj paimsiu nemažą kilometrų dalį, nes greičiausiai nebus tokio sukilimo kaip šiandien, kad buvo. Ką, įsičekinau į viešbutį, labai šiltai mane priėmė, labai daug čia žmonių, daug dalyvių buvo. Tai jiems šiandien buvo paskutinė diena triatlono stovyklos, darė varžybas. Aš užtaikiau ant to momento, kai buvau Habijoje ir šalia Denijos. Ir jie tuo metu bėgo, tai kaip tik kai aš atvažiavau ir myniau tą bokštelį, jie jau buvo užbaigę savo bėgimą. Tai visiems pakili nuotaika, nes baigėsi sporto visa intensyvi, net ne savaitė, o 10 dienų, man atrodo. O aš irgi džiaugiuosi, nes šiandien pramyniau, kad ir nedaug, 68 km, tačiau buvo sukilimo. Diena nebuvo labai sudėtinga ar sunki. Tiesiog karštis truputį kišo koją ir yra bendras toks jau nuovargis. Ir šiaip mintyse visokių dalykų, kad ir dar tą reikia pasidaryti, tai galvojau geriau tiesiog pabūsiu dar čia apsistojęs, pabendrausiu su lietuviais, susitvarkysiu visus reikalus prie kompo ir prie dviračio ir rytoj jau anksti kipsiu į kelią. Net nežinau, ar iš tikrųjų pusryčius valgysiu, tai jau dar arba tiesiog viską jau būsiu susidėjęs, kad pavalgyčiau ir tada tiesiai į kelią. Nes rytoj jau planuoju tikrai nuoširdžiai padirbėti ir minti toli, ko nedariau jau ilgą laiką, nes vakar montavau video, šiandien išvykau iš viešbučio irgi montuodamas tik 12 valandą ir šiaip kalnai, tai kilometrų nepavyko surinkti, kaip ir minėjau, bet sukilimo buvo 800, įkelsiu bet kokiu atveju. Tai noriu šiek tiek grąžinti ritmą miego į normalią būseną, nebenueiti miegoti vidurnaktį ar ten dar vėliau, o tiesiog eiti tvarkingų metu, kad gerai įsimiegočiau, atstatyčiau jėgas ir kad galėčiau rytoj tikrai visą dieną praleisti ant dviračio, tai geriau vieną dieną žingsnis atgal, kad rytoj galėčiau daug daugiau jų padaryti naują dieną. Tai ačiū visiems, ką jūs žiūrėjot. Dar klausia manęs, kokiais batais aš minu, ar turiu šlepetės įsimetęs, tai ne, aš minu su kalnų dviračio batais, per plokštelės yra tik tai 2 ašių, ne 3 kaip plento. Dėl kelių priežasčių, tai man yra patogiau vaikščioti ir neslysti. Kitas dalykas, mažiau dėvėsi pati plokštelė, nes yra metalinė, o trečias dalykas, patogumas, kad yra lengviau man įsispirti į tuos batus, juos prisisekti važiuojant, nes dažnai tenka, kadangi mano dviratyje žvaigždžių blokas galinis yra 28, tai yra gan didelės ir aš sunkia pavara, kad ir ant žemiausias minu į tą kalną, tai kartais man ir nepavyksta įminti, aš turiu nusisekti arba vėl pailsėjęs sektis atgal, tai man gana svarbu paprastas įsisegimas ir šiaip ne varžybos. Varžybose tai būtų man svarbu ir aš mėgstu, kad visiškai pėda nejudėtų, kai turiu užsidėjęs plentinius batus, bet dabar tai tiesiog batai ant sunaudojimo, ant sudražimo ir tiesiog labai patogus.
Tai ir dar privalumas yra, kad jie truputį šiltesni yra negu plento batai. Tai man svarbu bus Prancūzijoje, Šveicarijoje. Ir turiu, aišku, ir antbačius, ir termokojines, bet vis tiek šiluma nepakenks. Juolab, kai dabar jau nuo 24 iki 20, iki 19 krenta, tai jau tą jaučiu ir vakarais ypač greitai atvėsta. Tai sušalu iki kauliukų kartais, jeigu dar nuo kalno tenka leistis, tai neminu. Net pėdas būna, kad šala, ta prasme. Ir tą dieną 4, kai leidausi nuo kalno, tiesiog taip sušalau iki kauliukų, kad dar dabar atsimenu, kaip yra nemalonu. O šiandien buvo tikrai labai gražus vaizdai. Benidormas, ne mano tema, bet įdomu buvo pamatyti. Aišku, galėčiau aš ir daugiau ką paveikti ir norėčiau ir į restoranus nueiti ir gražias vietas aplankyti, bet esmė yra laikas. Man labai daug laiko užima pats minimas, sustojimai, pasitvarkymai kažko, vandens, ten kokį powerbankais lempą pasikrauti ir dar kažką. Aišku, aš daugelį dalykų iš vakaro pasidarau. Rūbus reikia įsiskalbti, video sumontuoti, dar pabendrauti, dar šiaip tiesiog pasimėgauti. Tai ta diena sproksta kaip, nežinau kas, kaip, nežinau, pusdienis rutinoje. Tai labai greitai laikas eina, bet labai jisai ir yra įdomus. Kiekviena diena nenuspėjama, bet kaip ir šiandien tiesiog parašiau Mantui, ar jisai dar stovykloje yra ir sakė, kad šiandien paskutinė diena ir aš sakau, prasuksiu. Jie tuo metu bėgo, pasisveikinsiu ir va, štai likau aš čia. Smagu, kad ta triatlono bendruomenė tokia draugiška, tai esu visiems dėkingas ir džiaugiuosi tuo, mėgaujuosi, socializuojasi ir, kaip minėjau, tikrai trūksta to. Tai sekmadienis šiandien šitaip ir atšvęsi tarp pilna laimingų žmonių. Tai ačiū visiems ir iki rytojaus, o rytoj tikrai pažadu bus ilga diena ir pilna nuotykių. Tai visiems geros dienos ar vakaro ir iki rytojus. Čiau. Dar sugalvojau truputį prasibėgti kojas, išjudint ir nugarą, nes visą dieną susikuprinęs varau, tai neprašala truputį ir kitą sportą. Šiandien lengva diena, buvo anksti baigiau, tai kažkaip ir nuotaika kita. Smagiai. Gražu čia, šilta. Ir nesimaudžiau jūroje nei kart per šitą savaitę, tai kvėpuoju tą jūrą, bet nesimėgauju, tai truputį reikia pasidžiaugti. O pakrantę čia kažkur reiks ir nerti.